Labai sunkus varžybų maratonas, vėl išvyka, už 2 dienų vėl namai, bet įsivežam labai svarbų tašką į Jonavą. Vyrai labai gražiai žaidė, labai kovojo, nes žaidžiam be poilsio. Jūsų treneri komentaras? Mano komentaras bus sekantis. Kada mes praleidom anksti įvartį, pirmą įvartį, supratau vieną. Komanda pirmam kėliniui galingai pasiruošė, presingavo mumis. Pirmą kartą susidūrėm su tokiu presingu ir tikrai buvo neįprasta. Plius tai jų ilgi perdavimai išmušė iš vėžių. Mes tokio futbolo, mažai Lietuvoje žaidžia tokio futbolo, tokios komandos, o čia praktiškai visi ilgi perdavimai, daug dvikovų. Ir atėjus per pertrauką, aš komandai pasakiau, jeigu mes per 10 minučių antro kėlinio neprasileidžiam įvartį, tada mes turėsim galimybę įsivežti tašką, bent ar 3, bet teigiamą rezultatą pasiekti. Kaip matote, tai viskas ir įvyko. Vis dėlto tas bėgimas, kurį jie primetė tą komandą, jiem patiem irgi, nors jie ir gerai tikrai pasiruošė fiziškai, bet išlaikyti 90 minučių neįmanoma. O mūsų vyrai pradėjo žaisti, aš manau, kad technišką futbolą, patiko jim irgi, ne antras kėlinys. Tikrai, kamuoliukas laikosi pas mus perdavimai, išeinam daug, kaip sakant, ne 2-3 perdavimai, bet padarom 5-6, atakos tokios buvo pakankamai, kaip sakant, organizuotos. Ir vis dėlto tas mūsų techninis toksai futbolas techniškas, kaip ir sakau, laimėjo. Aišku, puikus įvartis Marijos Bezekornovo, su kuo įsveikinam, vis dėlto gimtadienis jo buvo nesenai, tai tikrai pirmosios per gimtadienį nepavyko ten, bet čia jisai realizavo save. Ir dar mes turėjom progyčių tokių, buvo smūgių neblogų iš toli. Tikrai buvom vertimės taško. Treneri, grafiko nepasirinksime, bet antradienį Vilniaus Polonija, vėlgi Vilnius stiprus varžovas, atvažiuoja pas mus į Jonavą. Labai stiprus varžovas, irgi panašaus galbūt stilio komanda, irgi mėgsta tą ilgą perdavimą, tokia Vilniaus komandos visos kovinga labai. Aš manau, vėl mūsų ginklas yra, kaip įsitikinom, yra technika. Jeigu mums pavyks primesti savo žaidimą, laikyti tą kamuolį, manau, kad tikiuosi teigiamo rezultato. Užkulisiniai žaidimai, NFA rungtynės namie, kortelių limitas, žaidėjas žaidžia. Taip, nemanau, kad čia dar nepadinčiau jos labiau užkulisiniais žaidimais. Čia paprasčiausiai arba treneriai jų ignoruoja tą mūsų čempionatą ir galvoja, kad jeigu ruošiasi Europai, tai žaidėjai gali viską daryti. Ta prasme, jis ruošiasi Europai, jam galima žaisti ir toliau. Taip vis dėlto nėra. Mes esame darbininkų komanda, žmonės ateina po darbo, pavargę, jie po 2 kartus treniruojasi ir jeigu jau yra visiems vienodos sąlygos, tai ir turi būti. Be abejo, jie turi laikytis, dalyvauja pirmenybėse ir turi laikytis grinai tų pirmenybių reglamento, taisyklių. Taip, aišku, negeras dalykas. Plius komanda pasiekė tašką ir dabar jie prarado. Aš manau, kad tai turėtų tiesiog bausmė ir trenerių yra, ar ten vadybininkai, kurie už tą dalykus. Jeigu tai buvo sąmoningai daryta, tai be abejo, tai yra labai negražu, o jeigu jie suklydo, reiškia, negalima taip atsinešti į tą rimtą darbą. Turi būti viskas žinoma, kiek kas turi praleisti. Matot, pas mumis kol kas Regelskis praleido tą dieną. Reiškia, pas mumis tam reikale viskas sutvarkyta geriau. Treneri, ką galėtumėt pažadėti mums antradienį, jonaviečiams, atėjusiems stadioną? Aš antradienį jonaviečiam labai norėčiau pažadėti gerą orą, kad nereiktų pabėgti po pirmo kėlinio, tai kad jie dažiūrėtų mūsų komandą iki galo. Jeigu bus geras oras, tai tikrai mes dabar komandos nereikia užvedinėti, jie patys išėję kaunasi, atiduoda visas jėgas ir namuose, žinoma, mes prieš savo sargalius turim pasirodyti gerai ir rinkti taškus. Vis dėlto tikslai yra patys aukščiausi. Gero poilsio, lauksim taškų namie. Dėkui. Ačiū. Gerai. Sunkios varžybos, pelnytas įvartis išvykoj, atsivežam tašką į Jonavą. Ką Vytautai galėtum pakomentuoti? Ką pakomentuoti, varžybos buvo labai sunkios, iš tikrųjų po trečiadienio varžybų su MF komanda matos, kad tikrai yra pavargus ir šios varžybos mums, nežinau, tokias arba laimėti, arba pralošti. Pirmas kėlinys, kaip matėm, 2-1 vardus tikrai buvo, Granitas geriau atrodė, bet antrą kėlinį Hebra tikrai pašnekėjom, Rūbinė, visi užsivedėm, išėjom ir padarėm tikrai, ką turėjom padaryti. 1-1, aš galvoju, čia mums lygų kaip pergalė. Išvyko į taškas, aš prilyginčiau 3 taškams. Kaip NFA poelgis dėl tų varžybų, kad draustinai žaidėjas žaidė, sužaidėm lygiom, 93 minutę mums pelnytas įvartis, kaip ir buvom visi nuliūdę, įsivežėm po tašką, dabar 3 taškai atsirado. Ką, Rūbinė kaip ir atėjom ir pašnekėjom, kad po tokių varžybų nežinau, kaip ateiti treniruoti ir pradėti treniruotis penktadienį, tai atrodo depresija užėjo visiems, nes 1-1 sužais paskutinę minutę prasileisti įvartį ir laukia šeštadienio varžybos ir ta žinia, kad surinko kortelės 4 Kazlauskas ir buvo atimti šių taškai ir mums atiduoti 3 taškai, tai kaip, nežinau, čia šventė buvo visiems. Papildomas stimulas šiandienais varžybom, bet užsivedėm, išėjom ir padarėm viską, ką galėjom.
taškelį vieną išsivežam iš čia, labai puiku. O NFA poelgis nežinau, federacija turėtų žiūrėti tokius dalykus ir negalėtų daugiau pasikartoti, nes futbolui grožio tai nedadeda. Atsikėp nėra, kada antradienį atvažiuoja Jonava Vilniaus Polonija. Antradienį susitinkam irgi su stipriu varžovu, kur reikalingi namie taškai, būtini taškai. Tai aš nuo savęs galiu pasakyti, kad tie taškai bus tikrai atvažiuoja kaip ne kaip Lenkija, kurių nieks nemėgsta, ypač iš mūsų komandos ir labai sunkios tenais varžybos buvo, tenais apsilošėm šiaip netai 1-0, bet tikrai bus sunkios varžybos, ypač kai liko 2 dienos poilsio, sekmadienis ir pirmadienis lengva treniruotė ir antradienį varžybos, aš nuo savęs tikrai prižadu, kad bus tai 3 taškai, o komanda tai dar kartą išeisim aikštėje ir įrodysim visiems fanam. Svarbiausiai noriu padėkoti žiūrovam, kurie šiandien atvažiavo tikrai ir ne vienas ir ne 2 matėm, kaip jų tikrai buvo gausu ir kiekvienas žmogus mums palaikantis yra labai nuostabu. Ačiū Vytautai už gražias rungtynes. Ačiū Jums.